Kylantis rytas horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broli, kiek dar dienų kol nuguls dulkės, kol tau ištars gulkis. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar būsi jo, kam tu teisėjas, kam rankos budelio, kam laiškas dugne budelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Galima sakyti, kad tavo minkšta kiaušiškumas kaip tik dabar tau ir padėjo. Kai aš pamačiau, koks tu įsigandęs, aš supratau, kad man naudingiau būtų, kad tu liktum valdybai. Ir mes dviese galėtumėm viską aptarti. Tiksliau, spręsčiau aš, o tu man pritartum. Man tai nepriimtinas toks tavo sprendimas. Klausyk, Vladai. Nereikia po savo fiasko mosikuoti kumščiais ir vaizduoti netikrą drąsą ir charakterį. Man atrodo, mes vienas kitą supratom ir perkandom. Dar bus klausimų. Nu, tai tvarkojam. Susitinkam po kelių valandų valdybos posėdėje, kur aptarsim susikaupusius klausimus. Kol kas laisvas. Nu, kas geras stikliniuose rūmuose? Nieko gero. Senis šėlsta. Senas geras Algirdo išėjimas iš ligoninės. Jis kaip visada po šitų įvykių, kaip vulkanas, bet po to greit nurimsta. Tai ką dabar sugalvojo? Valdemarą iš valdybos atleido. Oho. Stipru. Net Statkaus standartai stipru. Tai čia dar ne viskas. Mūsų balsus valdybo irgi išaldė. Irgi neblogai. Dėl Fredo ligos? Taip. O jūs negalite vietojo kitos mens laikinai paskirti? Ne, jis jau seniai užkirtas visus kelius šitam įvykiui. Jis pats vienintelis negali viskam atstovauti. Na, tada yra vienintelis sprendimas. Na, kodėl tu policijai melavai, kad manęs nebuvo namie? Ką? Ar tu bent supranti, ką tu man pridarėjai? Jie mano, kad aš tą maksą užmušiau. Ką darai dabar? Gal malonėsi su manim kalbėti, o nežiūrėti mane kaip į tuščią vietą? Tai, kad tu esi tuščia vieta, Vladai. Po viso to, kas čia įvyko, tu man nedaugiau kaip tuščia vieta. Žiūrėk. Ak, štai kaip. Gerai. Vladai, ką tu darai? Padėk tu tas mano rūbus. Princesė, aš jums turiu priminti, kad šitas namas yra mano. Tu per daug sau leidai, o aš per ilgai kentėjau. Dyk iš namų. Vladai, ką tu dabar čia šneki? Kraustykis, pasakiau. Vladai, nu nusiramink. Ką nusiramink? Aš tau duodu 2 valandas, supratai? O kas netilps į lagaminus, rasi tenai laukia. Neliesk manęs! Vladeli, mes per daug įsitempę, pasikalbėkim, prašau tavęs. Žinai, kiek tai liko? Valanda 58 minutės. Pirmin. Varyk! Varyk, sakiau! Labas, užeik. Žinai, kaip tik galvoju apie tave, norėjau vakarienės pakviesti. Tik
Tiktais iš manęs, žinai, nelabai koks šefas, tai, bet sako, makaronus su vištienu neblogai darau, jeigu dar vynas koks. Kas atsitiko? Mano močiutė ligoniniai Vilniuje. Šūdas, užjaučiu. Aš norėčiau labai ją aplankyti, bet neturiu mašinos, tai galvoju, gal tu galėtum paskolinti? O, blin. Ne, tai jeigu tu negali, tai viskas tvarkoji. Ne, viskas okei, aš tik galvoju, kaip čia padarius. Žinai ką, aš tave nuvešiu. Rimtai? Jo, okei? Ačiū tau labai. Silėja. A, tai čia man vėl vaidinės? Baig. Tikras, aš tikras. Vasia, žinai, kur aš tavo liežuvį padėjau? Aš jo neišmečiau, jis pas mane namuose. Gal dar galima prisiūt būtų? Šaltai laikytas, tvarkingai. Daudaus ne, Vasia. Tu man labiau be liežuvio patinki. Ir apskritai aš galvoju, kad žmonės neturėtų liežuvio ir ramiau gyventų. Nors ne, tada visas emocijas socialiniuose tinkluose išrašinėsiu. Ne. Liežuvius palikt, pirštus nukapot. Tegul santykis va taip va, vienas su kitu aiškinasi. O jeigu ne, tai kumščiais, vėl blogai. Pirštų nėra, o be pirštų tik koks čia kumštis. Ne, Vasilijau. A tu taip pažiūrėsi, bet grįžtam prie to fakto. Vis tik aš gerai padariau, kad aš tau liežuvį nupjauliau. Koks netikėtas duetas. Tai jau taip. Kęstai, Fredi, ar kada nors galėjot pagalvot, kad susitiksi tokioje vietoje? O ne. Na, bet jūsų susitikimams atėjo pabaiga. Ką čia šneki? Tave paleidžia namo tėvai. Ką čia šnekat? Aš nenoriu namo, man čia patinka. Aš dar noriu pailsėti. Man čia gerai. Fredi, tokios taisyklės. Daktarai nusprendė, kad tavo būklė jau stabili, o medikamentinį gydymą galima tęsti ir namuose. Va, tau irgi gimtadienio dovana. Sveikinam. Sveikinam, Fredi. Ačiū. Dėkui. O. Kaip jautiesi, Fredai? Kaip agurkas. O čia kaip suprasti? O tu kada nors jautiesi kaip agurkas? Regis ne. Tai tu ir nesuprasi. Tai gal tu gali pabandyti paaiškinti, kas čia per savijautą? Tai nepaaiškinama. Gerai, aišku, nelendu į dušą. Agurkai neturi dušios. Prašau? Agurkai besieliai. Aišku. Bus čia dar reikalų. Fredo Kogano atleidimas iš valdybos narių dėl prastos sveikatos būklės. Klausimas, kas už? Vienbalsiai. Sveiki gyvi. O, posėdžiaujat. Lyg tai dar 2 minutės iki pradžios. Čia dabar kas? Valdybos narys atvyko į posėdį. Taigi jie atvežė iš psichiatrinės ligoninės. Jis ten gydosi. Na, visų pirma, prašyčiau nestigmatizuoti žmonių sergančių psichinėmis lygomis. O visų antra, Fredžiui viskas gerai. Tu sukta lapė. Tuo mes ir panašus, Algiuk.
Gerai, negaiškim brangaus laiko, posėdžiaukit. Tai ką, iš čia dabar sugalvojat? Prašom palikti posėdžių salę. Pagal Statkom įstatymus įmonės akcininkam valdybos posėdžius stebėt galima. O nuo kada jūs čia akcininkai? Nuo šiandien. Biržai po vieną akciją nusipirkom. Pateikti įrodymus? Gerai. Tai čia kažkoks cirkas. Taip. UAB Statkomo valdybos posėdis. Dalyvauja visi valdybos nariai. Algirdas Statkus, Vladas Keinys ir Fredas Koganas. Darbotvarkėje pirmas klausimas. Fredo Kogano atleidimas iš valdybos narių dėl prastos sveikatos būklės. Klausimas, kas už? Atsiprašau. Klausykit, taip negalima. Aš prieš. Jūs galite tik dalyvauti, bet neturite teisės kištis. Dovanokit valdybos pirmininkė. Nubauskit mane. Atsiprašau, kokios ten sankcijos įstatuose parašytos už kalbėjimą valdybos posėdžio metu? Jokių? Kaip man gaila. Tai klausyk, tai kokia tavo galutinė pozicija? Tu sutinki, kad būtum pašalintas iš valdybos? Sutinku. Užprotokoluokit, prašau. Atsiprašau. Ne, nesutinku. Palaukit. Tai koks yra galutinis tavo sprendimas? Nežinau. Susilaikau. Tai gal už? Gal už. Nu va, taigi skriedi, nu. Bet kaip galima čia dirbti, nu? Prieš. Čia galutinis tavo sprendimas? Taip, prieš. Tikrai? Prieš. Algirdai. A kodėl tu mane iš vis nusprendė atšaukti iš valdybos? Kai tu gulėjai ligoniniai po infarkto, man net minties tokios nekilo, dabar tu su manim šitaip. Ai, negražu. Juolab, kad aš net nesergu. Negražu, Algirdai. Negražu. O iš kur tu? Vilnius. A, tai tu namo važiuoji? Na jo, kaip ir jau. O tėvus turi? Jo, tėvą. Bendraujat? Kitą kartą. Okei. Sudėtingai čia pas tave. Žinai, jo gimtadienis, kaip tyčia šiandien. Rimtai? Nu, čia tarp kitko tiesiog. Tai klausyk, tai tu privalai užsukti jį pasveikinti. Jokių šansų. Aš žinok, bet ką padaryčiau, jeigu galėčiau savo tėvus aplankyti, bet dėja jau neturiu, tai patikėk, jeigu tu šito nepadarysi, tai tu paskui visą gyvenimą gailėsies. Norėjai su manimi asmeniškai? Norėjau. Tai ką, čia kalbėsim? Jisai nei klausosi, nei ką nors filmuoja, tik tai langus plauna. Ir beje, jis tai daro visai neblogai. Gerai, ką tu man norėjai pasakyti? Kokį tu čia spektaklį dabar surengi? Nu, to paties tavęs noriu paklausti, Algirdai. Aš paprasčiausiai noriu savo įmonėje elgtis pagal save. Aš pridariau klaidų, per arti prisileisdamas visokių Valdemarų, Koganų ir kitų. Todėl aš noriu viską pakeisti. Gerai, o su manim pasitart nereikia, ką? Kai sūnelį iš bėdos traukti, Margo gelbė. Margo, nieko asmeniško, suprask. Nieko asmeniško, Algirdai, lygiai taip pat. Tai ko tu iš manęs nori? Gal dar nevėlu kalbėtis? Kalbėtis niekada nevėlu. Su Valdemaru ir Keiniu gali daryti, ką nori. O Koganą, kol kas, prašau palikti ramybėje. Tai kokia tau iš to nauda? Leis man kol kas neatsakyti šitą klausimą. Tai Fredai, koks jausmas sulaukus dar vieno gimtadienio? Tai kad mano gimtadienis. Ne šiandien, jeigu ką. Rimtai? Oho. Aš tai kiek atsimenu visada šitą dieną būdavau.
O kas pasikeitė? Nieko. Tiesiog sužinojau tiesą, tas ir pasikeitė. O tai kada tavo tikrasis gimtadienis? Ir iš kur tu tą tiesą sužinojai? Susapnavau. Vakaro. Toks ryškus sapnas. Guliu aš ant plikos žemės ir po manim pradeda dygti rugiai. Ir kas iš to? O tas, visi žino. Rugpjūtį, rugsėjį. O aš vakar sužinojau, kad yra dar vienas mėnuo. Rugdygys. Kai rugiai dygsta, aš va tada ir gimiau. Ir dar sužinojau, kada mirsiu. Rimtai? Kada? Niekada. Kaip močiutė? Gerai. Šaunuoliai jinai tvirtai laikosi. Na, puiku, smagu girdėti. Tai ką, namo? Levi, tu nieko nepamiršai? O, ta prasme, tau kažko reikia dar? Ne mano, tau reikia. Oi, Kristė. Jeigu tu nevažiuosi pas savo tėvą dabar, tai viskas, aš išlipu ir daugiau su tavimi nekalbėsiu. Gerai, supratau, buvo malonu. Ačiū, kad pavežei. Kristė, palauk. Sėsk į mašiną. Aš tau sakiau, kad aš nenoriu turėti jokių reikalų, kol tu neplankysi tėvą. Tai viskas okei, turėk tu tos reikalus. Važiuojam. Važiuojam pas jį. Šaunuolis. Žinot, ką sugalvojau? Pas mus sklype reikia šventąjį kubą statyti. Merkiniai piramidė yra, kiek žmonių aplanko. Bet piramidės forma nepatogi. Kubo tūris didesnis, statyba paprastesnė. Kaip jums mano mintis? Žmonės atvažiuotų čia iš viso pasaulio. Reikia viešbučius statyti. 2. Ne 2, 4. Aišku, restoranai. Mažiausiai 4. Aš dar neapsisprendžiau, kokio didumo oro uostą reikėtų statyti. Tėvai. Čia tau. O manęs. Su gimtadieniu. Ačiū. Neatidarysi? Gal ne.
Kodėl? Na, kad niekada nepataikė su dovanom, tai nenoriu nuotaikos susigadinti. Iš tikrųjų, nieko ten ir nėra tuščia dėžutė. Žinai, visat nekęsdavau tavęs per gimtadienius. Žinai, girtas grįždavai. Nepyk, dukra. Taip jau sutapo, kad dar vieną gimtadienį turėjau švęsti. Negalėjau atsisakyti. Kogano. Jo. Kogano. Tuo metu toks gyvenimas buvo, kad niekas nebūtų supratęs, kodėl aš buvo su gimtadienį nešvenčiau. O tu net nepabandėjai? Net nepabandžiau. Dabar gailiuosi. Nieko. Tuoj pasigailės ir Koganas už viską. Ką tu pasakei? Ką? Nieko. Nieko. Pasigirdo. Pasigirdo.